Didelio komentaro čia negali būti, pralošėm, kaip čia pavadinti, įtikinamai, visi matėt, kadangi galėjom žaisti tik šešiese, tai turėjom begalę problemų, dėl to, kad tuo labiau, kad aukštaūgiai susirinko daug pražangų, gal dėl to ir buvo tas toks didelis rezultatas, gynyboje daug praleidom, nes praktiškai negalėjom jau bauduoti, nes būtumėm likę 3-2, būtų jau žiūrovom nelabai įdomu žiūrėti rungtynės. Tai grubiai sakant tiek, klauskite. Būtent, jeigu tai patėmus tą rungtynių pabaigą, kuomet Rytis įsiautė, tikrai atrodė, kad Nevėžis nustebino žiūrovus ir nežiūrovai plaudami Nevėžį. Šiandien turbūt nebuvo blogos labai rungtynės iš esmės, galbūt, apart tos pabaigos. Tai sakau, buvo tikrai, rodėm charakterį, kovojom, sprendėm savo uždavinius, gerai sprendėm uždavinius puolime, ką susitarė visai neblogai mums pavyko įvykdyti, bet gynyboje daug kas neveikia, sakykime taip, kartais veikia, kartais neveikia, galbūt tai prie to pabaigoje prisidėjo ir nuovargis. Aišku, jau prieš rungtynes akcentavom gynybą prieš lyderius, prieš Oreliką ir Gecevičių, bet kaip matot, nepavyko to įgyvendinti. Iš dalies dėl to, kad po krepšiu mes stipriai nusileidžiam priešininkam jėga, ūgiu, tai privalom kažkaip rizikuoti, palikdami pusiau laisvus, sakykime, gynėjus. Ir aišku, jie puikiai tuo pasinaudojo, pataikė savo metimus, tikrai nieks nesistebi, kad jie pataikė. Buvo to daug nesusikalbėjimo, jeigu iš pradžių lyg tai ir nebuvo jie daug, neturėjo daug laisvų galimybių, tai buvo atveju, kai jau pataikydavo po 2-3 metimus laisvai iš eilės. Tai čia didžiausias minusas šių rungtynių. O šiaip pliusai yra tokie, kad stengiamės, iš tikrųjų kovojom, rodėm, kad galim. Aišku, vėlgi ne pati geriausia diena buvo mūsų vienam lyderių komandos, Kemforui, tai labai trūko puolime jo indėlio. Ir kažkiek ir gynyboje trūko to indėlio, tai manau, kad jeigu jis būtų geriau sužaidęs, būtų dar įdomesnės rungtynės bus.